Vyrai klausimą gavom prieš tai čia. Gal kas nors jau Eligijaus knygą turėjot galimybę pačiupinėti, paskaityti, ar ruošiatės? Čia jau neriam į kitą temą. Nu, klausimą gavom, tai reikia dar atsakyti. turėjom šitoj temai, čia dar reikia. Šiandien kalbėjau su žmogum, kuris vartė tą knygą iki jai pasirodant. Tai aš dabar, kaip čia sako, už kiek pirkau, už tiek parduodu. Sakė, tokią knygą, jeigu rašai, tai reikia arba rašyti viską, arba nerašyti nieko. Nes jeigu tu parašai dalį ir neparašai visko, tai tada geriau nerašyk tokios knygos. Tai va čia tokia yra žmogaus nuomonė. Beje, mano nuomonė yra, aš knygos neskaičiau, tai nuomonės neturiu, bet aš mačiau kelias ištraukas ir reakcijai ištraukas. Tai sprendžiant iš reakcijos ištraukas, ten yra labai daug tiesos. Nes Grybauskaitė atsisakė komentuoti, nors tas epizodas su LMK, kad prašė paramos, tai yra Tulpių pašte aprašytas, tai jau nėra naujiena. Nausėda pasakė, kad neturi tokio giminaičio, nors tokią istoriją sugalvot, tai turbūt reikia fantaziją turėti didesnę negu Masiulio. Jo. Ir dar vienas buvo epizodas, kur Gentvilas, Gentvilas tai apgailėtinai pasirodė, blemba. Eugenijai, jeigu tu mus kartais žiūrėtum, tu paprašyk, kad niekas nepasakotų apie tai, kaip vyko darbai Klaipėdos uoste. Ženė. Politika, tai ten yra nulis, lyginant su darbu į uostę, į kurį Gentvilas atvyko iš Europos parlamento. Ką jis ten vagonus krovė? Nežinau, kokiais kiekiais, bet krovė. Ne, bet tas geras jo pasakymas, kad ne, aš nemačiau jokio sektuvo, kurį minė Eligijus Masiulis, žinai. Ir tas jo pasiaiškinimas, tipo, taip, jisai buvo mano studentas, aš jį užauginau, o paskui aš jį paleidau. Ir jisai vanuojo kokiais klystaliais, o aš tai ne, aš niekada. Bandykim logiką įjungtą, ne? Ar jūs tikit, Jėzau, balsas dingo, per daug kalbų, ar jūs tikit, kad Masiulis ėmė pinigus partijai, ne? Jis taip sakė. O Gentvilas apie tai nieko nežinojo. Norėjau siurprizą padaryti. Tikiu, mušu į krūtinę ir tikiu. Ne, tai reiškia, Masiulis meluoja, jis ėmė ne partijai, todėl Gentvilas nieko ir nežinojo. Arba geras mokinys norėjo siurprizą mokytojui padaryti. Va. Ne, aš sakau, Gentvilas nieko nežinojo, todėl, kad Masiulis meluoja. Jis ėmė pinigus ne partijai, o savo asmeniškai. Gali tokia versija būti. Aš nežinau, ar Eligijus aprašys kitą epizodą, nes sakau, aš knygos kol kas nemačiau. Ten yra labai įdomių momentų. Ar jūs prisimenat, kad Kasčiūno epizodas yra niekaip neatspindėtas žiniasklaidoje, kur tuometinė Seimo pirmininkė Irena Degutienė sakė, kad jisai darė, nežinau, ar tai galima įvadinti spaudimu, bet darė įtaką, sakykim taip, dėl kai kurių projektų, kurie buvo naudingi MG Balticui, ar ne? Ir mane labiausiai žavi, tai dar kitas epizodas, kur Gabrielius Landsbergis, gavęs darbą dabar dar vienam prestižiniam universitete, pasakojo, kad jisai nuėjo į restoraną Kurlianskiui su Mockum pristatinėti partijos programą. Ir visi nupirko šitą blyną. Tai apie ką mes tada toliau šnekam? Pičas buvo, kad paremti, atėjo pristatė, projektą, kad gal paremsit projektą. Palaukit, aš dabar paadvokatausiu Gabrieliui Landsbergiui ir tai taip. O Trumpas, pažiūrėkit, rinkiminę kampaniją, ar po rinkimo, apsistatė visais, reiškia, tais galingaisiais verslininkais, tai ką? Čia kas? Čia kaip? Ten taip yra, ten tokia sistema. Tai mes irgi vakarai.
ten rėmėjas Ne, nebijo šiaip aš noriu kad aš pasakyti, remiu gal ir normalu yra, kad valstybė, jeigu tu, kaip pasakyti, nu, vis tiek yra kažkokie verslai, tie banginiai, ant kurių laikosi valstybė, nežinau, čia G-Baltikas, Mockus. Plokščiažemis tu čia kažkokia tai teorija. Plokščiažemis. Sako plokščiažemių teorija, kad ant banginių laikosi žemė, tai yra kraštas. Ant dramblių, ne ant banginių. Nu tai bet drambliai ant banginių. O, bliam, tada negirdėjau, negaliu. Tai va, tai ir tada tu valstybės, nu ką, kaip pasakyti, gal normalu, aš nežinau, gal normalu, kad tu eini su tuo verslu, kalbėsi, sakai, va čia mes taip planuojam sutvarkyti mokestinę sistemą, ką jūs galvojat, ką verslas apie tai galvoja. Nu, paskui sužlugdysi verslą, biudžetą pinigais, gal, nežinau. Aišku, ne taip turėtų vykti, taigi yra lobistai, turi būti oficialiai užsiregistravę, taip ar ne, tai jie per lobistus gali veikti, gali teikti įstatymo projektus, tas pats verslas, jeigu jisai nori. Yra visi tie mechanizmai, o jeigu taip atgintarai, kaip sakai, kad, nežinau, ten kur, kokioj toj kaviniai submarinė ar nesubmarinė, nuėjai pristatinėjai programą. Juokauji. Ne submarinė. Nu, tai... aš nežinau. Nu, gal kebabiniai tada, jeigu nesubmarinė. Tai kebabiniai tada gal, ne? Klausyk, tu kaip būsi netoli manęs, kada svečiuosi, aš tave nuvesiu čia 3 minutės nuo manęs yra submarinas. Tai aš Vilniui, tai aš gyvenęs 20 metų, aš žinau, kur submarinas. Ir sakai, kad Gabrielius su Kurlenskiu submarinė susitiko. Nu, nežinau, tais laikais, kai gyvenau, dar tas submarinas aukštumoj buvo, ką žinau. Tai žiūrėkit, nėra jokios nuodėmės ten vakarieniauti. Pažiūrėkit, Geitsas irgi sakė, kad su Epsteinu tai tik tai vakarieniaudavo, neturėjo, jis ten niekad niekur nebuvo pasilikęs. O vat čia prisipažino, iš pradžių neigė, kad jokių rūsių ten nebuvo. Dabar prisipažino, ar šiandien ar vakar, kad taip jisai turėjo romantinius santykius su 2 rūsiam. Viena buvo bridžo žaidėjo, o kita buvo atominės fizikos, tenai kažkokia tai profesorė. Bridžo žaidėjo. Atomus varinėjo po Geitsą. Geitsas su Rusiam. Jo, bet sakau, prieš porą savaičių dar neigė, aš ten nieko, ne, dabar jau pripažino, būtent tokia jį prispaudė, yra tas Melindos ir Bilo Geitsų fondas, ir ten jau Hebra prispaudė jį, tai prisipažino, sako, taip, biški sugriešiau, bet sakė, Melinda sako, kaip ir žinojo viskas. Tai kartu dalyvavo turbūt. O aš mačiau ištrauką, kurin Melinda dalyvavo pas kažkokią moterį podcast'e ir sakė, kad jai dabar yra labai ten šlykštų ir visokie kitokie epitetai. Sužinoti apie tai? Tai tik dabar sužinojo, kad jinai žinojo, kad jinai dalyvavo. Jo, ir kad jinai gėrė vaistus nuo venerinių ligų, ne, to nežinodavo. Tai taip pat ir Klintonienėgi irgi sakė, kad jos vyras susitikdavo su Epsteinu tik tai irgi fondo klausimais ir kad susipažinti su turtingais oligarchais, kurie paremtų jų Clintonų fondą. Ir dar nauji dalykai išlindo, kad tos Zelenskio žmonos organizacija, toks irgi vaikų fondas, kuris buvo įkurtas, ten su Clintonais labai draugavo irgi su Clintonų fondu. Tai čia iš vis negalima apie tai šnekėti, čia baisus dalykai. Aš norėjau sakyti, ką tu čia. Visi, kas šneka, po to nusižudo. Man šiandien žmogus vienas sakė, tai ten Trumpas 1000 kartų paminėtas ir Putinas 1000 kartų paminėtas. Tai viskas tada cancelina viską, nesvarbu. Ir daugiau tai niekas nepaminėtas. Tai visi randa tai, ką nori jie girdėti, ką nori, kokią savo, reiškia, turimą tą istoriją, teoriją nori pasitvirtinti, kad čia yra rusų sugalvotas, kad čia rusų ir taip toliau, kad čia tas Putinas buvo pagrindinis Epsteino draugelis ir kad čia tas Putinas blogietis, tai jie tenai tuose failuose tik tai tas pavardės ir randa, jie visų kitų jau ten nebemato. Matai, bet tada žiūrėkim į faktus, ne? Tai kas atsistatydinėja? Tai Putinas atsistatydino, ar kas? Tai jis atsistatys diktatorius. Tai gerai, o tai kas atsistatydino? Kur demokratinių šalių vadovai, kurie jaučia moralinę atsakomybę, jie nieko neprašyti. Pagalvok, karališkos šeimos narys net areštiniai praleido valandą.
Tai čia. O čia tai parodė, kaip dorojasi su nusikaltimu. Ir dar princui neleidžia dabar ant arklių jodinėti daugiau, tai irgi dar kažkoks tai keistas dalykas. O ir arklėjam patiko. Tai va, Nu, tai irgi toks. labai pasirodo, Ne kad tik tu kyla vaikus klausimas. prievartavo, ne tik vaikus prievartavo. Bet, nu, tai jo. Tai kumeliukus, gal kumeliukus, kurie dabar užaugo. Čia mes apie MG Baltiką, taip? Nu, čia Eligijus tiek aprašė viską. Apie Eligijaus knygą. Čia buvo klausimas apie Eligijaus knygą. Atsakymas į klausimą apie Eligijaus knygą. Tarp kitko, jeigu jau čia įėjom į tą tokią teritoriją, tokią juodą zoną. Jeigu į knygas atėjom, tai čia tavo tema. 6-0 zoną dabar. 6-0 zoną. Kol kas ne, bet atsistatydino dar vienas toksai labai rimtas veikėjas Amerikoje, toks Larry Summersas, kuris buvo anksčiau iždo sekretorius. Ir jisai praktiškai sukūrė tokį Baracką Obamą, kuris iš Harvardo kilęs, o jisai Harvardo prezidentas, tas Larry Summersas, taip pat išrinktosios tautybės atstovas. Ir jisai iki paskutinių dienų dar prieš Epsteinui 19 metais papuolant į kalėjimą, jisai susirašinėjo su juo. Paskutinę dieną. Jo, tenai irgi apie visokius santykius ir buvo labai geri padrūškės su Epsteinu, labai geras. Taip kad, kai va tokio lygio, kuris, nu, tikrai tai yra jau ten aukščiausias ešelonas Amerikos elite, jeigu jisai pasitraukia, tai yra, nu, tikrai rimti dalykai. Tai iš to sakau, kad demokratinė šalis, net jeigu tokie žmonės, tokios figūros traukia. O kitose šalise reikia atjungti Facebookus prieš rinkimus.